Šią vasarą uždaroji akcinė bendrovė Dzūkijos vandenys baigė įgyvendinti vandentiekio bei nuotekų modernizavimo ir plėtros darbus pirmajame Alytuje ir Senamiesčio kvartale. Tai leis daugiau nei 600 alytiškių prisijungti prie centralizuotos nuotekų sistemos ir beveik tiek pat gyventojų gauti kokybišką geriamąjį vandenį. Įgyvendinus projektą prie centralizuoto vandentiekio ir nuotekų galės prisijungti ir daugiau nei 400 Miklusėnų gyventojų. Iš visų paklojame apie 60 km vandentiekio ir nuotekų tinklų. Paklojus šios tinklus, sudaryta galimybė yra 600 individualių namų prisijungti prie centralizuotų tinklų. Tai rajonai apima Panemunės rajonas, tai yra ribojasi su Kalnėnų, Žirgų, Saulėnų gatvėmis, Domantonių rajonas, ten Druskininkų, Pilėnų, Merkinės gatvėse. Pirmo Alytaus dar papildomai padarėme ten ir senesniuose rajonuose, tai Ramybės, Panemunikėlių. Senamiesčio rajone, tai Kauno gatvė, Vytautų, Šarūnų, Šviesos. Būtent šitose gatvėse, taip pat ir Geležinkelių rajone, tai Jūratės, Stauties gatvėse padarėme tinklus. Pirmajame Alytuje ir Senamiestyje darbus pagal 4 techninius projektus vykdė uždaroji akcinė bendrovė Inžineriniai tinklai su subrangovu uždarąja akcinė bendrovė KRS. Šių statybų vertė per 6 milijonus litų. Miklusėnuose darbai kainavo beveik 4 milijonus litų. Iš jų 1/5 finansavo Alytaus rajono savivaldybė. Darbus atliko ta pati bendrovė. Šiandienai yra daug kas prisijungia, jau apie 260 individualių namų yra prisijungę prie mūsų iš tų naujai paklotų tinklų. Dalis gyventojų šiuo metu ruošiasi techninę dokumentaciją, projektelius, kiti jau vykdo statybą, bet didelė dalis dar yra nepradėję šių procedūrų. Alytuje gyvena per 68 tūkstančius gyventojų, iš jų viešai teikiamomis geriamojo vandens tiekimo nuotekų tvarkymo paslaugomis naudojasi daugiau kaip 90%. Dzūkijos sostinė gana tankiai apgyvendintas miestas, todėl vandens ūkio modernizavimas yra svarbus sveikatai, higienai ir gamtai. Gyventojai raginami jungtis prie šių inžinerinių tinklų ir padaryti savo gyvenimą kokybiškesnį. Šiuo metu yra tikrai palanki situacija. Yra ir statybos medžiagų kainos sumažėjusios, ir pačių statybos darbų kainos yra sumažėjusios. Taip pat ir mes, Dzūkijos vandenys, taip pat prisidedam prie to, kad gyventojams prisijungimų kaštai būtų mažesni. Tai pateikime topografinę nuotrauką, jeigu turime tos vietos nemokamai. Taip pat statybos dokumentacijos dalies ten išpildomos geodeziniais nereikalavimai, kadangi mūsų inžinieriai patys į skaitmeninę formą perneša šitus paklotus tinklus. Todėl tikrai siūlyčiau ir paraginčiau tie, kurie dar nepradėjo šių procedūrų, tai pradėti. Europinis Alytaus vandentvarkos projektas apimantis visą miestą ir Miklusėnų gyvenvietę finansuojamas pagal sutartį vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Alytaus mieste. Iš viso jo vertė siekia 48 milijonus litų. ES Sanglaudos fondo parama 39 milijonai. Lietuvos biudžetas tam skyrė beveik 4, Dzūkijos vandenys taip pat 4 milijonus litų. Alytaus rajono savivaldybė beveik 453 tūkstančius litų.